Sveiki, mano vardas Tomas Lauganavičius, aš esu baigęs praktinę filosofiją ir šiandien noriu kalbėti apie šiuolaikinę filosofiją, apie šiuolaikinės filosofijos savokas ir konceptus. Šiandien 19 savoka, kuri vadinasi "Kada nemąstau, tada egzistuoju". Tai labai prieštarauja ankstesniems tokiems suvokimams, kur sakydavo, kad žinot, jeigu mąstai, tada jūs ir tai egzistuojat, tada tik tai jūs galite save suvokti. Pabandysiu pagrįsti šitą naują savoką, kada nemąstau, tada egzistuoju. Tai truputį pagrindimo. Kada aš nemąstau, tada aš egzistuoju nedualistinėje būsenoje. Aš tampu vientisas, uždaras ir aiškus. Mano pasaulis tampa pilnas, išpildytas, visuotinas. Nėra jokių abejonių, esu pilnas ir pakankamas. Pradėjus mąstyti, mano aš išnyksta ir atsiranda savokos, objektas, subjektas ir tada jau tai nėra mano aš. Tai yra savaime egzistuojančios esybės, kurios demonstruoja, todėl vienintelis būdas egzistuoti yra nemąstyti. Tos esybės tai yra tie objektai, apie kuriuos aš mąstau, jie gali būti išoriniai ir vidiniai. O kada aš nemąstau, aš turiu galimybę išlikti pilnatvėje ir nedekonstruotų. Kaip tai padaryti? Žlugdyti bet kokias mąstymo pastangas identifikuoti pasaulį. Išlikti neidentifikuojančiam nei savo, nei pasaulio. Nes identifikacija yra tik tai dalinis mano aš, kuris jau nėra kažkokia tokia pilna egzistencija, bet reiškia tam tikrą mentalinę ir gamtinę kažkokį dalinumą, liktai vieną arba kitą kažkokią dalį mes pažįstamo kažko tai kito. Ne. Bet tai ta dalis tai nėra mano aš. Ir tai yra labai svarbu. Kiek tai padės nemąstyti, kiek tai gali žmogus tai padaryti, ko gero tai yra problematiškas klausimas. Apie tai galime pasvarstyti, pamąstyti ir jeigu jūs norit, galite apie tai parašyti, užduoti klausimus ir aš tikrai atsakysiu. Tai ką? Mąstom, galvojam, o iš tikrųjų nemąstom ir stengiamės išbūti tokie pilni, užbaigti, o svarbiausia, nedekonstruoti. Sėkmės jums!